treneriui apie rungtynes trumpai, paskui pradėjo, po to persilaužėt, kas sakė, žaidėjams ir persilaužėt. Paprasčiausiai tokios rungtynės visada būna sunkios psichologiškai, kada kaip pasakyt, žaidi dėl garbingo žaidimo, tarkim, ne dėl vietų. Visada žaidėjus motyvuoti reikia papildomai, kad kautųsi dėl garbės, dėl savęs, dėl artimųjų. Tai kadangi viso turnyro metu mums neteko žaisti taip anksti, tai iš tikrųjų gal ir tokie vangus buvom ryte, o pirmus du kėlinius, sakykime taip, po to įsivažiavom ir sužaidėm, kaip pasakyti, džiaugiuosi pergalę, bet žaidimų dėja šiandien negaliu džiaugtis. Ką šiandien darėt gerai? Na, iš tikrųjų smagu, kad pasijungė daugiau aktyvus buvo žaidėjai pakilę nuo suolo, nes pavadinkim tie mūsų tempiantys žaidėjai iš tikrųjų jau yra duobeliai. Šiokioj tokioj blogai iš tikrųjų vėl, kad klystam, darom klaidas elementariose situacijose, išsimesdami kamuolį, atiduodami perdavimus viens kitam. Šita komanda iš karto mus bausdavo taškais. Tai va, tai tokie sakyčiau. Kaip paskutinė ataka, išmetimas tas iki galo. Na ką, kaip pasakyti, tai žaidėjam braižai lentos ir tiki, kad jie išpildys tai, ką ir kas yra pasakyta. Tai šį kartą išpildė, priėmė kamuolį teisingai, laikė, baudavo, nu ten paskui jau paskutinis metimas vėl Fortuna mus išbando eilinį kartą. Nežinau, bet aš manau, kad mes nuo to tik stipresnį darom. Šiaip progresą jaučiat per visą šią savaitę? Taip, šiaip žaidimo kreivė, sakyčiau, kilo pogrupio rungtynėse į viršų visą laiką. Aišku, dabar jau jinai šiek tiek balansuoja, kaip pasakyti, ties tokią liniją ir manau, kad po biškį jau ko gero į žemyn, bet šiaip žaidimo kokybė ir pasiruošimų iš tikrųjų patenkintas ir žiūrėsim, rytoj eisim kautis vėl dėl pergalės. Kokios dabar nuotaikos psichologiškai žaidėjai, kaip jaučiasi? Psichologiškai iš tikrųjų, aš jau kaip minėjau, sunku motyvuoti žaidėjam žaisti dėl tų neoliktų, kažkelioliktų vietų, bet mes čia susirinkom, kaip pasakyti, žaisti už savo gerbėjus, už Lietuvą ir tikrai atiduosim visas jėgas rytoj. Šiaip matote šitoje rinktinėje kokių nors galbūt išskirtinių žaidėjų, kurie galėtų kažką nuveikti ateityje krepšinyje? Na, jeigu jūs sekat tą čempionatą, tai puikiai matot, kad vienas rungtynės, tai Gediminas Žalalis sužaidžia, antras Edvinas Šeškus, trečias Sapraikinas įmeta metimų. Tai kaip aš minėjau ir prieš patį čempionatą, kad mes pavojingi, kada mes esam pavojingi visi, ne kaip vienas žaidėjas. Nes pasigirti iš tikrųjų kažkokiais įspūdingais vidurio puolėjais ar super talentais negalim, tai visą laiką koncentruojamės ties komandiniu žaidimu ir tik tai toks, manau, kelias yra į pergalės sėkmę.